labai trūksta dviračių takų. Kadangi vaikštau pėsčiom per parkelį, būtų gal gerai, kad ten apšvietimas kažkoks būtų parkelį. Tame parkelyje, tai vos kartais, kai šlapia praeiti galima, žodžiu, ir tai dar baisoka būna, tamsu, iš tikrųjų. Tai va, trūksta apšvietimo ir vietos pasportuoti. Dėl šiukšliadėžių tų rūšiavimo aš visom penkiom už rūšiavimą ir nelabai tos sąlygos sudarytas, kas čia kaltas, nežinau. Dėl to plento kelio ir aikštelių ir dviračių takų. Gero šaligatvio iki parduotuvės. Iki parduotuvės pavyzdžių, pavyzdžiui. Galėtų iki miestą būti takelis dviračių, gatvės asfaltuoti. Dulkių labai daug. Bendruomenė trūksta bendruomenės centro. Galbūt tuo bendruomenės centru galėtų tapti, pavyzdžiui, mokykla. Visai neblogai būtų, kad būtų asfaltuoti keliai, nes yra sunku eiti ir aišku, būna šlapios keliai. Mes patys irgi važinėjame su dviračiais, tai irgi nėra per parkelį iš viso jokio. Labiausiai pasigendu. Ne tik kad Pavinčiuose, bet visam Kuršėnų mieste daugiau kažkokių sporto žaidynių. Tokios vietos, kur galėtume visi susieiti ir pabendrauti. Dviračių takelių, tamsių paros metu didesnio apšvietimo, nes pavojinga vaikščioti tamsoj. Dviračių takų, apšvietimo parkelyje, parduotuvių. Trūksta labiausiai dviračių takų, nes takeliai yra gan siauri ir pėstieji dviratininkai sunkiai praslenkia, o gatvę važiuoti yra nesaugu. Dar manau, kad apšvietimo parkelyje takų. Trūksta apšvietimo parkelyje ir šiaip galėtų būti daugiau gatvėse. Ir norėčiau, kad pasikeistų autobusų tvarkaraštis. Nėra dviračių takų. Ir dar, kad visas asfaltas jis jau yra senas, toks sugriuvinėjęs, jis yra nesutvarkytas. Manau, kad reikėtų susibūrimo centrų pačių, dėl to, kad pati bendruomenė yra, bet to pačio centro nėra. Manau, trūksta apšviestų gatvių, taip pat derėtų apšviesti Pavenčių parkelį ir manau, kad galėtumėm laisvus žemės plotus išnaudoti jaunimo susibūrimo centrams įkurti.